Sveiki, brangus mano mylimi žmonės. Kreipiuosi į Jūs iš savo kanalo Šviesos mazgas ir be galo esu Jums dėkinga šiandieną už tai, kad Jūs stebite, užduodate klausimus. Ir tiesiog to vedama negalėjau nepadaryti šiandieną Jums šito pranešimo. Kas manęs nežinot, aš esu Oksana, esu gyvenanti Skandinavijoje, surinkusi savo patirtį, kaip galima gyventi galbūt ramybėje ir kaip šitą mum branginti. Esu pati medikė, turėjusi daug praradimų, labai po to pamilau dar labiau gyvenimą, ieškojau pagalbos įvairiose srityse ir tiesiog vieną dieną taip įvyko galbūt, kad reikėjo atgimti iš naujo ir to dėka pasirodyti jum tiesiog šitam Šviesos mazgo kanale. Šviesos mazgo kanalas, jis gimė ne be reikalo, jis gimė tiesiog iš intencijos padėti žmonėm mylėti tai, kuom jie gyvena, nebijoti užduoti klausimą, atrasti savyje galių, įgalinti kitą, įprasminti gyvenimą ir tiesiog pasidalinti. Tai šią dieną aš dalinuosi tuo dėkingumu, kuriuo gyvenu kiekvieną dieną, atkūrusi savo vidinės, kaip aš sakau, sąsajas, galbūt kokios buvo nutrūkusios tarp kūno ir sielos. Ir kas be ko turi būti tame visame kame meilė ir džiaugsmas. Tai kalbėsime šiandien apie pozityvius dalykus, kadangi buvo ne taip senai moters ir motinos dienos, yragi pas mus jos tokios. Yra ir medikų dienos, yra ir sveikuolių dienos, ir įvairių kitokių gražių simbolių, kurie simbolizuoja kažką mum, kur mes norime tiesiog paminėti, atšvęsti su draugais galbūt. Bet aš šiandieną galbūt ne apie tai. Aš šiandieną apie tai, kad į mano rankas pakliuvo kaip paskutinė viltis galbūt išdrįsti drąsiai kalbėti apie tai, ką jaučiu ir ką noriu pasakyti, skaitydama kunigo Lyrio žodžius. Tas buvo manyje visą laiką, galbūt net nuo pat vaikystės, kad aš esu gimusi labai gražioj vietoj, natūraliam parke Deltos regioniniam. Su paukščiai, su vandeniu begalybė, gausybė. Esu tiesiog gamtos vaikas. Ir šiandieną, kada pažiūrėjau, kad analizė, ar ne, kas žiūri šitą mazgą šviesos, kur mes visi susirišę esame kartu, kokia grupė žmonių, tai žiūri nuo 24 metų iki 34, nors aš įkeliu laidas ir apie nuo leliuko iki senuliuko, tai šitas įrašas surinko daugiausia peržiūrų, beveik daugiausia, dar yra vienas, kuris yra surinkęs tikrai lygiai taip pat daug, tai peržiūrų yra be galo daug, po 500 iki 600 peržiūrų. Kviečiu prenumeruoti kanalą, jeigu jūs randate kažką artimą savo. Tikrai esu už tai, kad dalintumėmės. Ir aš tiesiog šiandieną dar ir noriu padėkoti, kad tokia jauna karta žmonių amžiaus žiūri mus. Tiesiog gal mes jau savo net kai kuri nebepatinkam perlipę per 50. Bet mane tai labai sužavėjo, labai paskatino tiesiog dar kartą pasibelsti jūsų širdis ir perteikti šito žodžius, ką šiandieną noriu jums paskaityti. Lygiai taip pat dėkoju, kurie žiūri vyriškiai. Ten yra procentas vyrų peržiūrų nuo 48 procentų, jau dabar siekia 50, o moterų lygiai taip pat. Tai irgi labai gražiai tas vyksta dieviškas padalinimas 50 vos ne 50. Tai už tai irgi labai dėkoju, kad jūs tiesiog esate labai aktyvus ir žingeidus galbūt.
Lygiai taip pat galiu padėkoti, kad daugiausia peržiūrų surenka mano šalis Lietuva. Lygiai taip pat peržiūras, kada pažiūrėjau, kad lenkų žmonės žiūri lygiai taip pat, nors atrodo jie gal tos kalbos nesupranta, mane skatina atidaryti kanalą net ir galbūt keliom kalbom. Tai už tai labai dėkoju ir be galo, aišku, Švedijoje yra aktyvūs mūsų lietuviai, tai aš jūs tiesiog labai myliu, prisimenu, mokausi iš jūsų lygiai taip pat. Ir kartais net tikrai nelabai randasi laiko, atrodo, kad kažką pakalbėti, bet norisi tai prasmingai kažką pakalbėti. Nes ta kasdienybė, aš turiu dar gyvūnėlį, jinai, irgi katytė, jinai yra pas mane, ne bet kokia, jinai yra labai bendraujanti. Jinai tiesiog turi irgi kažkokią tai paskirtį galbūt mano gyvenime. Tai ir už ją labai dėkoju ir jeigu kartais neįkeliu pažadėto kažkokio tai video, tai aš pasisakau, dėl ko aš tai nepadarau. Tai todėl, kad aš meilę skiriu ir savo gyvūnam, ir ne tik, ir aplinkiniam, ir padedam tikrai kitiem žmonėm, kuriem galbūt yra sunkiau susitvarkyti su kasdienybė, nes tas gyvenimas jisaigi yra pilnas ir ne tik atradimų ir praradimų, ir mes su jais irgi turime mokėti susitvarkyti. Tai dabar galbūt aš ir paskaitysiu jum. Jeigu kažkas turite šitokią knygą, Beno Lyrio šitą knygą, čia būtent man labai patiko vienas sakinys jo parašytas, kad visas knygas rašau ne iš baimės, bet iš meilės. Tai vedama tos meilės, šiandieną tiesiog sekmadienis buvo visai kitaip suplanuotas jis pas mane, bet aš kai perskaičiau Tikėjimo pergalę, tiesiog negalėjau su jumis apie tai nepasidalinti. Tai Tikėjimo pergalė, jinai yra tokia, aš dažniausiai girdžiu tikėjimo galia, tikėjimo vertybė, kažkoks toks žodelis, bet kada perskaičiau Tikėjimo pergalę, man norisi su jumis apie tai pasikalbėti po šito skaitimo. Tai kągi sako, Jėzus atėjo, kad pakeistų žmogaus gyvenimo kokybę. Jo priartėjimo sukurti stebuklai kiekvienam iš mūsų liudija, kad Dievas ir jo jėga, jo veikimas yra stipresnis už mūsų baimės, fizinį pažeidžiamumą, ligas. Didelę malonę patikėti, kad Dievas dovanoja gyvenimą, kai mes ją patikime savo negalias, kitų žmonių silpnumą, pradedama matyti Dievo malonę šviesoje, jo akimis. Aklas žmogus, kuris su Dievu priima savo silpnumą, pradeda matyti ir regėti kitaip. Su Dievu priimtos negalios, baimės, sunkumai, nežinomybė virsta didžiausiomis galiomis, vietomis, kuriuose geriausia gali išryškėti žmogaus ir Dievo veiksmai. Tuomet žmogus sugeba ne tik ištverti skausmą, negalę, netektį, bet ir suprasti, atjausti kitus, sugeba padėti net ir žodžiais, ne tik žodžiais, bet ir tą pačią galę, kurią Viešpats paveikė jį. Evangelijoje randama nedaug Jėzaus stebuklų. Ne dėl to, kad jų nebuvo, o dėl to, kad juos geba pamatyti tik labai atvira širdimis esantys žmonės. Matome Izraelio dvasinį elitą, kuris visada lieka aklas Jėzaus veikimui. Ir matome akluosius, kurie turi atvirą širdį. Jie praregi, nes palieka vietos Dievo šviesai, leidžiamai pamatyti savo gyvenimą. Ir čia noriu pabrėžti. Didžiausi stebuklai žmogaus gyvenime įvyksta būtent ten, kur jis yra silpnas. Šiandien negalia yra didžiausia galia, padedanti suprasti kitus. Kartais, kai man būna sunku, internete pažiūriu vieno žmogaus įrašus. Šis jaunuolis vyras neturi nei rankų, nei kojų, jis atsikelia ryte, užsideda koją ir rankų protezus, valosi dantis, ruošia kavą. Ir visada šypsosi. Kiekvieną rytą meldžiasi. Visada kalba itin viltingai. Mane paguodžia ne tie, kiek kas jo maldoje, kiek jo požiūris į gyvenimą.
Ar pagalvojate, kaip dažnai mum iš pusiausvyros išveda smulkmenos, mažmožiai, visiškai niekinė problema, kuri kyla lygioje vietoje ir viskas įstringame, nebegalime gyventi toliau. Evangelijoje randama Kristų, kuris ateina dovanoti gyvenimo pilnatvę. Gyvenimo pilnatvė yra požiūrio klausimas. Požiūrio klausimas. Gali ir nieko neturėti ir būti silpnas, pažeidžiamas, tačiau jaustis laimingas su Dievu, net tavo silpnybės tampa pergalė. Prašykime malonės, kad mūsų silpnumas, pažeidžiamumas niekada nepaimtų viršaus, kad mūsų tikinčių žmonių gyvenime viršų imtų Dievo artumos, jo apvaizda, jo jėga, jo gebėjimas mus gydyti. Vienoje parapijoje tarnavau vikaru. Tai prašo lyris. Niekaip neradome šeimos, kuri galėtų vesti mokymus sužadėtiniams, būsimiems sutuoktiniams. Klebonas paprašė poros, kuri 10 metų gyvena kartu, kiekvieną sekmadienį lanko šventas mišias, daug meldžiasi, bet niekaip negali susilaukti vaikelio. Pasidalyti, kaip jie patiria ir išgyvena Dievą. Giliai įstrigo tų žmonių atsakymas. Sako, klebone, ką mes galime kalbėti, jei jau prarandame viltį susilaukti vaikučio, o tiek daug meldžiamės. Klebonas sako, tai gal ir kalbėkime apie savo gyvenime esantį Dievą, apie tai, kad juo pasitikėkite ne tada, kai kas nors nepavyksta, ne apie kažkokį idealų Dievą, sudėtinį ir reguliuojantį jūsų gyvenimą, vykdantį jūsų komandas, išklausanti mūsų maldas taip, kaip jūs suprantate, bet apie tą Dievą, kuris ateina savo laiku, savo būdu, savo veikimu ir jūs augina. Pora sutiko, pora sutiko su kunigo žodžiais, nepatikėsite, po 4 metų jie susilaukė vaikelio. Kartais reikia žengti tą pasitikėjimo žingsnį ir Dievas ima kažkaip slėpingai vesti. Be abejo, tikėjimas toks pat banguotas kaip ir gyvenimas. Tikėjimas nėra atskirtas nuo gyvenimo, bet visada visomis formomis ir visais pavydalais laimi Dievo apvaizda. Laimi vis dėlto tikrai Dievo apvaizda. Jo galia niekada nelaimi mūsų neviltis, mūsų baimės ir mūsų negalios. Tie Viešpaties suteikia mums tokios galios. Ir toliau yra labai faini tokie žodžiai, kurie sako, Dieve, jei neįmanoma išgydyti, perkeisk taip, kaip būtų geriausia. Aš pati buvau tikrai toje pusėje, ką perskaičiau. Irgi, kas žino ir arčiau mane pažįsta, tai tikrai galim pasikalbėti, kada ir apie tai, kam bus įdomu, parašykite, kiek kartais buvo melstasi mano gyvenime ir ta Biblija atėjo ir jinai buvo visą laiką širdyje, tas paskutinis vilties šauksmas, tai buvo Dievui šauksmas. Ir kas liečia sukurti šeimą ir susilaukti tų vaikelių, bet žinokite, giliai širdį aš niekada nepykau ir niekada nekritau į neviltį, kad neišeina taip, kaip aš noriu. Ir žinokite, Dievas davė tokį įdomų dalyką, kur žmogaus protų, aš savo galvą gal tokį nebūčiau sugalvojusi dalyką, kad mano širdis pajautė priimti tai, ko aš negaliu pakeisti, duoti Dievui, kad jis duotų tai, kaip turėtų būti mano gyvenime, ta pilnatvė. Ir tikrai yra variantai, kur nebūtinai jie turi atitikti tavo tokį norą, egoistišką gal kartais. Tiesiog mes turime leisti savo
būti dėkingi už bet kokią dieną, už bet kokią mintį, nes ta mintis jinai ateina ne šiaip sau, jinai ateina, kada mes kreipiamės aukščiau į tą visatą vadinamą galbūt. Ir svarbiausia, kada mes nekenkiame, mums ateina patys gražiausi dalykai. Šiandieną, kada perskaičiau, buvau viena, pusę dienos, vaikščiojau gamtoje ir grįžau ir aš pagalvojau, kaip mes greitai priimam tamsą, bet kaip mes sunkiai priimam šviesą. Ir kaip yra gerai žinoti, kad yra knygos, yra kažkoks aukščiausių jėgų vedimas, per tai mes atrandame daugiau dėkingumo, sąmoningumo. Ir aš pagalvojau, kai aš tikrai tai priėmiau ir aš nusilenkiau iki pat žemės, aš taip nusilenkiau, nes man taip skaudėjo širdį, aš ją tiesiog paėmiau į savo delną ir aš taip nusilenkiau ir žinokite, tai žemėj aš nieko nemačiau, buvo labai didelė tamsa. Bet kada aš žinau, kad yra aukščiau manęs tas meilės šaltinis, kuris mus jungia visus tikrai, kurie įtikime į tą įprasmintą gyvenimą. Ir žinokite, tai buvo tikrai verta pakilti, kada aš žinojau, kad virš manęs yra aukščiau ta šviesa. Žinant nepriteklių, tu labai žinai tada, kas yra priteklius. Kada tu paklumpi ir tu esi priverstas nusilenkti, ten yra atrodo tamsa, bet ten yra didžiausi perlai. Ir tada tu atsitiesi, pripažindamas ir tą tamsą, kurioje galbūt tu vaikščiai, tu neradai atsakymų, gal tu turėjai kažkokią greunančią energetiką, gal tu nežinojai tų tiesų, iš kur ateina ta šviesa. Ir kada mes tikrai priklumpam ir atleidžiam ir pasimeldžiam, ten atrodo viskas sustoja, ten atrodo aš nieko nematau, bet iš to nieko nematau atsiranda tik tada toks matymas, kada mes atsitiesiam, mes pradedame gyventi, dėkoti. Aš šiandieną galvoju, kiek aš už daug ką galiu padėkoti, už kiekvieną mirksnį, už kiekvieną praeivį, kuris tikrai mano akimis yra visą laiką gražus iš tikrųjų. Nebeina pykti, tiesiog norisi suprasti ir tokį žmogų. Ir klausti, rasti atsakymą ir pateisinimą netgi, nes tai yra tokia didelė meilė, nebenaikinanti, ne kažką tai kankinanti mane, o tiesiog dėkojanti. Tai su tokiu pranešimu aš šiandien atėjau jum padėkoti. Jeigu jum norisi išgirsti kažko tai daugiau, kaip galime pajausti tą aukščiausią vedimą, tai aš mielai pasidalinsiu su jumis. Ir aš tiesiog jaučiu, kad kažkam galbūt reikėjo išgirsti, arba man tiesiog galbūt reikėjo taip netyčia paspausti tą video kanalo paleidimą ir su jumis apie tai pasidalinti. Vieną tokį dalyką tik galiu pasakyti, kad nenuliūdėkime. Kada mūsų protas yra pavargęs, mes nepriimsime niekada teisingo sprendimo. Leiskime sau duoti laiko. Viskam. Kaip sako mūsų grupės žmonės, it's okay, viskas yra gerai. Tai tas žodelis irgi jis yra toks gyvas, toks vedantis. Taip kad tiesiog siūlau susirišti šviesos mazge ir pasikalbėti apie tai. Aš tikrai dėkoju už tas drąsias žinutes, kurie asmeniškai parašote, susiieškoję privačioj mano grupiai Mediko žvilgsnis pro rožinius sakinius, ten arba tiesiog man į asmeninį Facebooką. Tai mes apie daugą tikrai pakalbam, labai bendradarbiauju su keliom pasaulio šalim. Tiesiog mėgaujuosi įvairiais procesais, kurie vyksta kasdienybėje. Ir leiskim tekėti tam, tiesiog stebėdami, netrukdydami, nekenkdami, o kažko tai išmokdami. Aš kažkaip pagalvoju kitą kartą, mėgaukimės procesu. Gyvenimas yra tikrai procesas.
Ir leiskime tam gyvenimui tiesiog gyventi, o Dievui daryti savo darbą. Tai kviečiu jungtis ir padiskutuoti apie tai. Už ką jūs dažniausiai dėkingi būnate? Ir tas santykis, nebereikalo šviesos mazgo kanale pas mane, ar ne, yra vyriškių ir moteriškių vadinamų. Ir leliukų, deduliukų, senuliukų. Ir tas yra gyvybiškai toks gražus, nors žinau, kad žiūri žmonės ir vyresni, bet jis į balansą, kada susivedė, išėjo tokia graži amžiaus riba, tokia graži amžiaus toks kriterijus 34 metai atrodo. Nors žinau, kad žmonės žiūri ir pensinio amžiaus, ir garbingo senjoro amžiaus. Tai atsakymas yra, kad mes savo sielomis esame jauni iš tikrųjų. Ir kad moterys ir vyrai, jie yra nedalomi taip pat, jie yra žmonės. Aš ir sakau, mano brangų žmonės, kažkaip nedalinu aš vyrus į vyrus, moteris į moteris. Man visi jie yra žmonės ypatingi, su ypatingais gebėjimais, su sąlyčio taškais kažkokiais tai. Ir tobulėjime mes taip esame visi tame procese gyvenimo. Tai aš už tai ir dėkoju jums šiandieną. Tai jeigu kas ne taip, tai išsakykit savo nuomonę, o jeigu norėsite ir daugiau kažką padiskutuoti apie savo neišspręstą galbūt tokį atsakymą, galbūt nerandate, kada jums yra per daug visokių išgyvenimų, kada jaučiatės vienišas, pasimetęs, kada neturite galbūt su kuo pasitarti, tai mielai palaikysiu tiesiog, palaikysiu ir tave. Nėra nei vieno neišsprendžiamo dalyko, jo tiesiog tokio nėra. Jie visi išsisprendžia, jeigu mes sprendžiame iš pilnos meilės širdies. Tai dėkoju jums ir gražaus sekmadieninio vakaro. Ačiū, kad esame kartu. Iki.